Ką čia? Dega kažkas tai. Kažkas kažkur dega. Dūmai. Vaikeli. Nu ką turim, kad viena lempa yra perdegusi. Nu ką, važiuojam pas mechanikų tada. Nu va, toj mechanikas ateis pakeis lampą. Tai bus perfect. Thank you. Tai sveiki visi gyvi. Va, išvažiuoju iš serviso, ką tik va lemputę pakeitė. Tai va, šiaip va, gavau 25 metų vilkiką. Biški. Baltais dūmais apsipylęs, dabar būsiu kokias porą 3 minučių, kol variklis pilnai užšils. Tai gavau 8 metrų priekabą, 3 taškai. Shut up. Okay. Shut up. Understood. Nu ir zašabys. Kas čia visi kalba su manim, neapsuprantu. Ir mašina kalba, ir navigacija kalba. Pilna chata kalbininkų, jo papa. O tai baikos, nu. Da to kažkaip tai nebuvo pas mane. Nu, bet nieko, gerai, visada pirmas kartas turbūt. Gerai, vienu žodžiu, kaip jūs sakiau, 8 metrai priekaba, 3 dropai. Ir iki pirmo dropo dabar važiuoti bus apie 2 valandas beveik. 2 valandas ir važiuosiu panašiai. Eina savo kamščiai nesveiki. Nu ką, jau 7 greitai. Nu, ta prasme, parduotuvės kaip ir viskas tvarkoj. Nieko labai sudėtinga nėra, apart normaliai, kad gali būti užimti loading bay, tie krovimo bėjai vadinami. Ir viskas. Tai kągi, bičiuliai, kelkit nikščius į viršų, subscribinkit, rašykit komentarą, dalinkite su draugais. Aš linkiu jums gero žiūrėjimo, o jūs man palinkėkit sėkmės, taip kad minam po tą Londoną. Nu, kas čia per bajeriai dabar? Stojam po biškį, 4-6. O papa. Nelabai gera naujiena. Čia kažin kokia avarija, ar čia kažkas tai dar įdomiau ir kokį ilgumo tas kamštis, man įdomu. Ar čia tik tai, kad hebrytė į kelią įvažiuoja, kažkas tai yra. Sugedęs, aha. Sugedęs mašiniukas, va, moteriškė stovi. Pametė laiptą metalinį. Na ką, praleidžiam greitąją. Jeigu važiuoja autobusų juosta. Ne, čia be konteinerių, maišus tik tai surenka, sumeta ir viskas. Nu, fruktas nesugeba ant gazo paspausti, ką aš darysiu. Nu, aš tikrai nesustojinėsiu, kad įleisti iš Slipraudo kažkokį konkorėžį. Arba konkorėžį. Važiuoju Slipraudu, ilgas įvažiavimas į pagrindinį kelią. Duok gazą, prieš fūrą įvažiavai, bet tai ir būtų vilkusis. Ar jis, ar jį ten vairuoja, nežinau, bet tai
Atrodo, būtų išlindę ir būtų vilkasi man čia panosim. Taip, kad gerai, kad neįvažiavo net. Bet va, visur keliai pertiesti naują asfaltą, nu geras. Kada jie čia spėja? Naktim turbūt varo. Po tokį gerą kasnį. Nu į ką, kamščiai mažėja po biškį. Nu kur lendė, nematai, kas sunkvežimis, nu. Asiolas, vat kaip bėsina tokia. Tai nors lengva mašina važiuos, tai dar lys, bet dabar kai sunkvežimis važiuoja. Nu. Taip va čia yra Anglijai, pofik visiems. Sunkvežimis, autobusas, belenkas važiuoja, atėjo, atsidarė duris, vienodai. Artėjame prie pirmojo taško. Kalniukas per geležinkelį. O, stovi kažkas tai. Nu, zašabys. Bet jau į pabaigą, hebrytė. Taip, nu kur dabar reikia stulpų neišvartyti žiūrėti? Ne, normaliai, 8 metrai. Tai kodėl kita bazė važiuoja, nes 8 metrų priekaba su rydžidais? Va ta pointas. Nu ką, reikia dabar užblokuosiu čia keliuką tą biškį, nu bet ką darysi. Toks gyvenimas. Nu bent jau gerai, kad čia stovi, kaip sakant, deliveris, o ne koks nors šmikis pasistatęs ir kažkur vėl nežinojęs. Nu ką, tvarkelę, laukiam. Taip, nu ir kiek aš čia važiavau dabar, o važiavau aš, tai 10, 30, nu beveik valandą 40, tai not too bad. Valandą 41 miesto galo, į šiaurės vakarus visai neblogai. Turėjau atvažiuoti 8:54 pasirodo, atvažiavau 8:28, nu tai visai man čia perfect. Nu toj va kitas deliveris išsikraus. Jisai čia su rydžitu atvaręs yra, jau mačiau tuščius kraunasi. Iš kitos bazės visiškai. O čia va toks rajoniukas. Hatch Endas vadinasi, Hatch End. Ten vyrukas kažką su telefonu maigo. Varys darbuotis kopiečius pasiėmęs. Nu ku, vyrukas to išvažiuos. Ir galėsiu išparkuoti jo vietą. Taip, iškelnus pasistumsim. Kad būtų nice and easy įsiparkuoti. Su rydžituku tai jam čia easy peasy, nu. O man kai reikia su priekabykė čia pasimakaluot biskį, tai nėra labai easy peasy. Da, biškį priekį norėčiau pavažiuoti. Bandyti, o biškį stumtis. Paskui vietai pasireguliuosim. Tai svarbu, kad stulpiukų gale, ten stulpiukų lyg tai nėra gale. Na va, maždaug plius minus išsitiesinau. Nu, tu rodysi man kažką tai ar ne? Rodysi. Gerai, parodė, kad zašabys atsistojau. Tip top, kaip sakant. Taip, galim šiek tiek pasikelti, nes į pakalnę esu. Taip. Suspension. Šiek tiek į viršų. Bus gerai, viskas.
8 bėjaus, nusakau, 8:54 atvykimo laikas buvo pagal programą. Taip, kad viskas ok. Nu ką, einam krautis. Na ką, man realiai dabar reikia apsisukti ir atgal važiuoti. Ir aš nežinau, ar aš sugebėsiu išlaužti. Blemba, kad tos mašinos nebūtų. Tai gal plačiai, taip važiuodamas, gal ir užsimetęs ir išsukčiau, bet dabar, kai reikės čia man dar tarp tų mašinų manevruoti. Nu, sunkiai. Nu, blogiausiu atveju važiuosim iki žieduko. Ten kažkur prieki žiedas yra. Už kažkokio, tai už kilometro gal kokio ar 2. Nu, ko kamera nerodo, rodo. Nu, reik bandyti laužtis turbūt. O ką daryti? Mažu pavyks kokiu tai būdu. Kelias siauras nėra jisai. Bet vat, kad čia tų mašinų visur pilna. Taip, balvas pralindo. Nu, reikia suktis, o ką darys? Bandyt suktis. Jo, išlindau gerai, normaliai. Netgi normaliai, galiu pasakyti, išlindau. Puikiai. Gerai, sutaupiau važiavimo laiko biškį reiškia. Ai, dabar prisiminiau vieną kartą, kodėl aš negalėjau išsukti, nes kitoj gatvės pusėje yra pubas ir į tą pubą buvo atvežę alaus, buvo ir alus atvežtas deliveris stovėjo sunkvežimis ir maisto irgi buvo sunkvežimiukas stovėjo, tai dabar prisiminiau, kodėl aš tenai negalėjau išsukti. O kai yra tuščia, tai viskas ok tada. Gerai, čia man visai netoli važiuoti dabar. Orealis pasaka, ir šilta, ir vėjo nėra. Nu, gryna vasara. Kiek čia rodo? 13 laipsnių šilumos jau rodo. Gamta atsigauna visiškai. Super. Da tiesiai važiuoju. Ai, čia irgi kiemai. Čia irgi kiemai. Neįsuksi. Dabar čia tokiais kalneliais, miškeliais. Ir paskui kažkur į kažkokį tokį jau siaurą keliuką reikės sukti. Irgi ten miškais. Kiek atsimenu, vieną kartą važiavau iš Oksliai, tai tiltas toks virš geležinkelio siauras ir įdomus. Kur vieną mašiną te pratelpa. O, tai čia labai arti esu, tai čia nušausiu per 15 minučių kokią. Visai neblogai, vietoj 2 valandų važiavimo į pirmą parduotuvę važiavau 1:40. Dabar va irgi čia pat. O trečia parduotuvė link Harau kažkur reikės važiuoti, dabar nežinau tiksliai. Nu jau čia bus gabaliukas biški važiavimo į trečią parduotuvę tikrai. A, Jėzus Marija. Kaip skaniai per pakabą. O, čia ženklas kažkoks tai. 7,5 tonos. Nu, į ką jūs siūlot? Nu, bet ten man reikia į Okslį važiuoti, ką darysiu? Nebent tada važiuoti labai didelį ratą per aplink. Dabar neatsimenu, čia tas pats kelias, ne tas pats kaip čia. O, Jėzus Marija. Kas čia per duobės? Į patą turi. Nu va, čia tas siauras tiltukas, kaip sakiau, kuris yra. Va, čia mane praleis, kažin. Ne, tiltuko nėra, 7,5 toną uždėta, kad ten svoris ribotas. Oho, parvažiuoja hebrytė. Visa. Nu va, gerai. Ja, per šitą tiltuką praeitą kartą ir važiavau.
Bariukas naujas. Dabar man reikės laukti. Aš neišsuksiu. Bariukas išvažiuoja. Nieko toks visai. Štai ir antras taškas, visai greitai. Na va, viskas čikipukiai. Einam krautis. Na ką, užsivedžiau ir vėl visos sistemos malfunction. Kaip suprast, nežinau. Kažkodėl tai bandžiau išjungti variklį. Išjungiam. O palaukiam minutėlę. Tas pats čia. Nežinau, kas čia kur užsigliučino. Visos asistentų programos užsigliučino vienu žodžiu. Ai va, kas čia burbė, čia kelius remontuoja, aš sakau. Iš kur čia tas burzgimas kažkoks tai nesveikas. Čia hebrytai kelius remontuoja. Aš tikiuosi čia išsuksiu. Nu, labai senovinis greičio matuoklis, kuris iš priekio fotkina. O, atsistatė visos sistemos, dabar viskas jau veikia, geras. Nu, kažkas matomai, kai užsivedi, kartais būna, kad sugliučina biški viską. Visos sistemos atsijungia. Būna turbūt, kad užsivedi, sugliučina visos sistemos. Bet va, pavažiavau kažkiek tai ir viskas atsistatė į vietas dabar. Viskas veikia, viskas gerai, visos warning lemputės dingo, visos tos įspėjimus lemputės dingo. Nu, technologija, aš jums hebrytę pasakysiu. Ryte lemputė perdego, dabar va, malfunctionai visi, sugeda visos sistemos asistentų, dabar jau posūkį lemputė perdegė. Nu, kažkoks tai kataklizmų laikas. Matyt, breiko jau reikia. Nu, atvažiuosiu iki 3 pardės, išsikrausiu, tada ten breikiuką trumpą paimsiu ir tada šausiu iki bazės jau. Visam pilnam breikui. Toks geras rajonėlis visai. Tokiais va priemiesčiais važinėjau aš savo. Ramiai. Nepasakysi, kad čia Londonas. Iš vis atrodo toks priemiestis. Iš tikrųjų, čia pilnai Londonas. Aišku, jis yra jau pakrašty. Gyvenamieji rajonai tokie va kvartalai, va, daug parkų, daug žalumynų. Nes kažkada čia visur buvo miškai. Čia toks biškis susiaurėjimas keistas. Mašinų pristatyta visą laiką. Problematiškai prasilenkti. Bet va, pasakau, realis pasaka, vaizdai, gamta. Gyvenamas rajonas, bet gamta visur, medžiai, krūmai, nu gražu tikrai. Kad ir tie namai kiti tokie senoviniai, ne kažkaip atrodo, bet tai... Ko norėt karo, čia pas juos tokio nebuvo, kad čia viską nuneštų, nubombarduotų. Tai užtat ir išlikė tie visi seni namai. Čia va tokie dvigubai įdomi sankryža. Spėsiu aš čia pralysti, ai, man žalia užsitikė. O, blemba, palipat bordiūrą. Su priekaba vos šviesaforo nenurakiau. Blemba. Nu va, čia gražus rajonėlis, žiūrėkit, kaip žmonės gyvena Londijai, va. Nuosavi namukai, va, daugiabutis, medžiai žydi. Gražu. Pasaka. Kad nebūtų tų visų kriminalų dachrina, tai dar būtų visai fainiai gyventi. Na, kaip gražiai medžiai žydi. Beautifulnai, beautifulnai. Kur aš tau įsuksiu? Čia be šansų įsukti. Stulpiukų dar pilna prikasinėta.
Niek, apsisuksim ir tenai apsisuksim ir tenai iš autobusų stotelės labai fainiai važiuosim. O gerai autobusas, kad prieš autobusą spėjau pralysti. Tai gerai, nes man būtinai reikia įlysti autobusų stotelę, kad pasukti normaliai šitą. Gerai, autobusas iš galo pablokuoja eismą kaip tik. Nu, perfect. Nes yra buvę, kai užsimetu iš stotelės ir mane lenkt jau pradeda, tipo, ar aš galvoju, kad jau autobusų stotelę važiuoju parkuotis, ar kaip, nežinau. Taip, dabar čia bus reikalų apsisukti. Gerai, dursim tenai, tada atbulų varom į invalidų vietą ir tada čia. Šiaip tai saulę galim būti išpjauti, bet biški mažokai vietos, man atrodo. Padarysim biški kitą variantą. Nu jo, saulutė būtų čia per žiauriai biški pjauti. Per daug mašinų. Tai padarysim 3 taškų apsisukimą. Aš šiaip tai saulutę visą laiką čia darydavau, bet laidai išsitampo 8 metrų priekaba, jinai trumpa yra. Ir jin toliau stovi ant balno, tai išsidrasko laidai. Padangos plėšiasi belenkaip. Geriausias variantas, visiems patariu. Stenkitės kuo mažiau tą saulę piešti, ypač labai aštres, jeigu ten jau reikia tiek susisukti, kad jau vamzdėts. Tak, ten neįgalio ženklas, svarbu neįvažiuoti. O, sustojo pati. Gerai. Na ir va, be jokių laidų plėšimų, be nieko. Gražiai apsisuksim. Šiaip čia mašinų daug, šiaip tai... Ai, nu tas BMW'as baltas išvažiuos ir tada bus visai padoriai ir okei. Na vat ir atvykom. O, 3 taškas paskutinis. Hello, mate. How are you doing? It's okay? Up forward. Okay, yeah. Na va, sakė darbuotojas. Perfect. Tai va, čia man toks kampas išlindęs gavosi. Priekabos. O tenai susisukęs. Na ir perfect. Einam krautis. Na ką, prisipučiam oro. Buvau užsileidęs iš vilkiko galinės ašies. Lygį pasidariau minimum, o priekabą teko biškį pasikelti, nes į pakalnę visas čia stovėjimas ir išsikrovimas vyko. Tai susibalansavau daugmaž priekabą. Na ką, mes šaunam į bazę, tai vairavimo liko 2 valandos. Ir iki breiko liko dar... Kiek čia bus dabar? Dar lygiai irgi 2 valandos. Nu, per 2 valandas turiu bet kokiu atveju grįžti, nes šiandien palaukimo laiko visai mažai turiu. Netgi jau man buvo pradėję mirksėti tachografas, kad laikas breikų imti, tai pasiėmiau 15 minučių. Tai praktiškai aš turiu palaukimo šiandien gal pusę valandas, gal 40 minučių maksimum. Tai va, dėl to nėra ko bezauksoti, reikia varyti. Varyti ir varyti. In bazė tenai pilnas breikas bus ir tada bus okai. Čia dabar taip išsisukti nėra lengva. Taip jau turi gražiai milimetrovkiam išsitempti kiek galima. Ir tada išvažiuojam, neišvartę stulpelių. O, Lexus koks bronzinis 24 metų. Įdomiai. Plevelė apklijuotas, kažė spalva tokia. Nu, superinė graži diena. 20 laipsnių šilumos kebrytė. Ką jūs savo galvojat? Viską žydi, viską žaliuoja. Pasaka. Gida žalia dega, nu šiaip. Super duper. Čia žalia. Oba. 3 mašiniukai, bam, 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 susikalę, tvarkingai vienoj eilutėj.
Nu, blemba, pilnas kelias, nesuprantu, iš kur čia. Na, jau kažkas atsitiko, faktas, kad kažkokia chirnia muinė. Taip negali būti čia tokiu laiku. Kažkoks kolosalus kamštis. Biški jau pradeda užknysti. Taip, liko vairuoti 2-8 minutės. Neskaniai jau man kvepia šitas reikalas. Nu, iš kairės koks. Ką čia, dega kažkas tai. Kažkas kažkur dega. Dūmai. O, vaikeli. O, vaikeli. Visas A13 uždarytas. O gaistrinių kiek. Eina savo, gesina gaisrą, pakėlė šlangas. Jūs tik pažiūrėkit, kas čia dedasi. Ir greitojo gaistrinių, tai čia iš kelių rajonų turbūt suvažiavo. Normaliai vyksta degimas. Nu, baisiai teisingiau, koks čia normaliai. Reik langus užsidaryt, blemba. Sakau, kad smarvė iš karto pasijuto. Oho. Kas čia dega? O net tas lietuvių klubas dega. Kartais. Žiūrėkite, kas dedasi. Va, gesina, ant kopėčių užsilypęs, gesina gaisras. Gaisrininkai gesina. Ai ne, kažkas kito gal. Gaisrininkų labai daug. Kiek mašinų prisivažiavę, kokie trafikai. O man liko 15 minučių vairavimo. O viskas A13 uždarytas. Nu ką, chebrytė, reikia minti. Tas golfas man smaukosi po nuosimnį į temą. Sėdi kažkokie bondžikai. Ir čia uždarė kelią. Eina savo, kas čia dedasi, žiūrėkit. Kelias jau nuo čia uždarytas, šakės. Matot, kas per kamštukas, košmariškas kamštis, košmariškas. Jo, kamštis, eina savo. Tai čia man da gerai pasisekė. Čia nei galo, nei krašto. Turbūt iki pačio M25 tas kamštis turbūt. Nu ką, chebrytė, su takografu prisidirbau. Beveik. 4 valandos 25 minutės vairavimo. 5 minutės liko iki deadline'o ir iki infringemento. Nu, Vsio, viskas spėjau, galim drąsiai eiti ant breiko. Viskas 14:50. Spaudžiam breiką. Ir nubraukiam prakaito lašą. Vsio, einu breikauti. Na ir pasižiūrim, kas čia degė dabar. Ai ne, čia klubas yra, tai klubas gyvas sveikas, lietuviški kebabai gyvi sveiki. O va kas degė, čia žiūrėkit va po kairę. O vaikeli. Čia sudegė konkrečiai.